iš tikrųjų visa šita laida mūsų būtent tam, kad paaiškinti jau, ne tik Elena gerklė savo plėšę, sakyti, kad tai negalima, visa logika pasižaidžia. O man su plaukais viskas tvarkoja. Mano klientis eina jau metus laiko, aš taip dažau ir viskas tvarkoja. Kodėl negalima? Jeigu mes turim tvirtą struktūrą ir jos veikiant aktyvosią medžiagą, mes jų turėtum išardyti ir iš naujo sukurti, tai reiškia, mes jau pažaidžiam gamtinio tas visą ryšio, performuojant jos dirbtiniai. Taip? Ar teisingai suprantu? Tai tame esmė yra ardymas, nes tuoj paklausys mūsų procedūrų meistrai, suris pasakys, kad sako Elena su Simona, kad procedūros nesveikos. Ta prasme, mes nesakom, ar sveikos ar nesveikos. Esu Simona Sutkuvienė, dėstau universitete, bet turiu įvairių įdomių patirčių. Tai viena iš jų yra plaukų priežiūros priemonių kūrimas. Pati esu baigusi ir kirpėjų kursus ir praktikavausi ant įvairaus amžiaus žmonių. Ir atėjus tam tikram laikui nusprendžiau, kad visgi ne man ir tai liko kaip hobis ir gyvenimas suvedė su Elena. Sveiki, esu Elena Zinienė, aš kirpėjų koloristė. Praktikuoju jau virš 10 metų. Atėjau į profesiją jau būdama subrendusiu amžiuose, tai mano kaip ir buvo nauja profesija ir tam, kad įsigilinti giliau į savo naują mokslą, turėjau daug informacijos ieškoti papildomai, ne tik tą, ką gavau kursuose, bet ir ką galėjau rasti internete. Ir taip įsigilinau labiau į chemiją ir mano manymui, kad mano sėkmė darbe man labai padėjo būtent cheminių žinių gilinimas. To labiau, kad jūsų vaikystės svajonė, kažkokia ten, jūs labai visada žavė kirpėjų darbas, o aš svajojau savo vaikystėje tapti chirurgė ir labai norėjau įstoti į medicinas, bet gyvenimas susiklostė kitaip. Ir šiandieną, kai kartais mane vadino mano klientės plaukų chirurgė, man tai labai malonu girdėti ir iš tikrųjų tikrai atsiskleidžia mano profesinio įgūdžiai, nežinau, nuotaika, vaiba. Ir mano manimui, kad kirpėjoms būtent dažymuose arba plaukų procedūrų meistrams labai svarbu žinoti chemijos pagrindus, suprasti procesus, suprasti, kas veikia plaukuose darbo metu, tam, kad nesuklysti, tam, kad gauti kuo geresnį rezultatą, nes toks patirtis mano ir man tai labai padeda. Bet aplamai įdomu, kaip jūsų nuomonė, ar iš tikrųjų būtina kirpėjoms suprasti visos cheminės pagrindas, bazės, kad sėkmingai dirbti? Tai kirpėjas meistras, tai nebūtinai turi tapti chemiku ar formulių kūrėjų ar performuluoti jau esamus rinkoje gaminius ar jų darbe naudojamus gaminius ar ne. Bet jam tos žinios, kritinės tokios bazinės žinios yra būtinos, kad jisai galėtų tiesiog susidūręs su klientu realiomis sąlygomis plaukų, ne tik plaukų ir galvosoda šitame žaidime labai žaidžia ar ne, tai kad priimtų teisingą sprendimą, kad parinktų priemonę atitinkama, kas to kliento plaukui būtina. Tai tas domėjimasis iš kirpėjo meistro, mes domėjimosi gilio mes, irgi nepasakysim, ar ne, tai jisai pagirtina, kad domisi, ar ne, bet iki tam tikros ribos. Taip, aš sutinku pilnai, bet dar yra viena pusė, apie kurią gal mažiau kalbama. Ir tai yra ta pusė, kai aš sutinku, jeigu, sakysim, koloristė arba procedūrų meistrė dirba pagal technologijos išrašytos gamintojai, yra instrukcijos kiekvienai pakuotėje, prie kiekvieno produkto nustatyta, kaip, su kuo, kaip, kokių proporcijų maišyti, kiek laiko laikyti ir taip toliau. Ir jeigu kirpėjai dirba pagal tos instrukcijas, aš sutinku, kad net ir gal ir
ir neverta lysti giliau, kodėl tokia instrukcija aprašyta. Bet jeigu kalbėtis apie visokios tokios kūrybinios receptūros, kada maišo nenumatytų ingredientų kartu, ta prasme, gamintų nenumatytą, sakysime, į dažų masę pilti šampūną papildomai, arba askarbo rūgštis, arba aspirino dėti į šampūną. Taip pat procedūrų, žinau, kad procedūrų meistrai kartais būna naudoja skirtingų gamintojų produktus, kurio maišo tarp save tam, kad gauti kažkokį ten geresnį jų manimų rezultatą. Ir va šitame klausime, man atrodo, nežinodama chemijos pagrindus, labai lengvai suklysti, nesuprantama, ką darai, taip sakant, aklai keisti cheminę formulę, mano manimui, kaip žmogui, kuris kažkiek bazinių žinių turi, tai yra nepageidautina. Kaip chemija žiūri į tokių nestandartinių maišymų ne pagal instrukciją? Tai, tarkim, kaip yra kūriamas galutinis produktas, ar ne, kaip jisai pagal visas reguliacinės normas, ar ne, tai to produkto kūrėjai, jie yra būtent pirmiausiai, kokį produktą kūrė, ar ne, tai ir nusimato, koks tai produktas bus. Kokios ten reikalingos cheminės medžiagos, gal tai yra ne vien komponentė sistema ir dvifazis ar keliafazės produktas turi būti, ar ne. Tai gamintojas jau yra ištestavęs įvairiose stadijose, viską suderinęs, ten dera visi tie komponentai, tai yra pasiektas atitinkamas pH lygis, būtent jeigu turim tas antioksidacinės kažkokias arba oksidacinės medžiagas, yra atitinkama koncentracija, klampa. Dar kosmetikos gaminius mikrobiologiniai saugai užtikrinti yra dedami konservantai. Viskas tarpusavėje turi derėti ir pagal nurodytas sąlygas gamintojo, kurios yra patikrintos, ar ne, kuriomis tas produktas yra patikrintas. Viskas nugula į tą gaminio saugos ataskaitą ir ten yra aprašomos visos sąlygos, kaip numatytų santykių sumaišius produktą, koks galutinis rezultatas yra tikėtinas. O meistras, norėdamas galbūt improvizuoti ar geresnį kažkokį rezultatą pasiekti ir galimai gal sušvelninti tam tikras priemonės, jis taip galvoja, ar ne? Tai prideda įvairių komponentų, kurie gali iškreipti visą tą gamintojo formulę, ne ta linkme, kurią mes tikimės, ar ne, pakeisti pirmiausiai produkto, pasikeisti gali, ar ne, produkto pH, klampa, oksidacinė geba, o gal ir praskiedžiant tam tikras komponentes, kurios yra produkte, jūs tiesiog negausit galutinio rezultato tokio, kokį gamintojas yra numatęs. Tai ar vandens įpilimas jūs tiesiog neutralizuoti galite įvairias medžiagas. Rūgšties įdėjimas tai visai šiaip iškreipia sistemą. Jeigu dėsite šampūno, vėlgi ten yra kationinės, anioninės paviršiaus aktyvios medžiagos. Jos nežinote, kaip reaguos su tuo produktu. Ir koks yra galutinis rezultatas, irgi jūs negalite nuspėti, nebent jūs tikrai užsirašot, ką jūs darėt ant vienos klientės ir darysit tą patį kitai klientai. Bet tai neįmanoma, nes vis tiek yra tas plaukas, kintanti ta dedamoji, kuri jau kitas klientas jisai ateis su visai kita plauko istorija. Tai mano manimu maišymas nėra prognozuojamas rezultatas. Tai jeigu jūs pasirengęs eksperimentuoti, tai darykite iš anksto su savo plauku, o ne su kliento plauku. Sutinku. Dar norėčiau tokią pastabėlę kolegoms pasakyti, kad dažnai tenka girdėti, kad aš dariau savo klientai, pastovi nuolatinį, viskas jos plaukai tvarkai ir viskas gerai. Padarykit vaizdą arba nuotrauką
tos klientės, kada jūs padarėte, išbandote naują metodą, kažkokią neoficialią metodą, kurią išgirdėjote iš kolegų arba iš interneto pastebėjote, bet ne tokia metoda, kurią pasiūlė pats gamintojas. Užfiksuokite plaukų būklę, spalvą pirmą veiksmą, jūsų pirmą apsilankymą ir po kokią 6, 7, 8. Nes kai mes pastoviai matom tą patį klientę, mes pripratam prie jos plaukų būklę ir kartais tas iš lietaus pakeitimas mes galim nepastebėti. Dar iš jūsų, Simona, dabar keletą kartą išgirdau apie pH. Šiaip aš visada sakiau pH, nes labai ant klausų, kad tai pH. Ir tik nesenai išgirdau, kad tikslingai sakyti visgi pH. Taip. Kas? Atsiprašau. Kas tai babaisas tas yra? Kam jis iš vis mums svarbus? Kodėl apie jo taip daug pradėjo kalbėti visur? Ir iš tikrųjų, kaip jis veikia plaukam ir ar mums reikalinga apie tą pH pastoviai kontroliuoti, stebėti, žiūrėti šampūnuose, kaukėse, milteliuose, dažuose ir visur kitur. Tai dėkinga labai, kad atsižvelgta į mano pastabas, kaip teisingai ištarti tą vertę, kuri labai yra reikšminga įvairiose gyvenimo srityse ir jeigu kalbame apie plaukus, ar ne, tai pH vertė, dabar dar pasakykim visiems, kad lietuvių kalboje, nes labai noriu pagirti jūsų lietuvių kalbos žinias, kad taip gerai lietuviškai kalbate ir esate įvaldžiusi lietuvių kalbą. Tai lietuvių kalboje, jeigu skaitysime visas raideles ir ten tokios H nėra. Tai pH vertė, jinai, jeigu moksliškai žiūrėjus, tai vandenilio jonų koncentracija kažkokioje tai terpėje, ar ne, tai parodo, kiek ten tų aktyvių vandenilių laksto tam tirpale, ar ne, kitaip išsireiškus. Tai o plaukų priežiūros ar tiesinimo ar dažymo, garbanojimo priemonėse irgi labai svarbus rodiklis, nes nuo to tiesiogiai priklauso plauko būsena, būklė, ar ne? Tai jeigu mes turime ten rūgštinę terpę, tai reiškia daugiau vandenilio jonų, ar ne? Šarminė terpė, tai yra link 14, ar ne, rodiklio, nes yra visa ta skalė nuo 0 iki 14, ar ne? Per viduriuką yra neutralu ir viena pusė yra rūgštinė terpė, kita šarminė. Tai parodo, kiek ten tų aktyvių vandenilių yra toje terpėje. Ir atsidūręs kontakte su tokia priemonė, tai plaukas reaguoja, ar ne? Tai į šarminę terpę plauko kutikulė sąlytyje su ta medžiaga pirmiausiai reaguoja, tai atsiveria žvyneliai, ar ne? Rūgštinė terpė, nes plauko tas izolektrinis taškas į rūgštinę pusę yra, ar ne, tai jisai palankiau plaukas žiūri į rūgštinę pusę, tai ką mes norime daryti, ką pasiekti. Ar yra kažkokia riba, kada pH plaukams saugus? Iki preliminariai. Yra kažkokios kritinės rodiklis ir tie rodikliai viduje, kurio mes galėtumėm veikti plaukus, nelabai pergyvenant, kad jis negrįžtamai pasižaistų. Tai jeigu mes sveiką plauką prižiūrim, tai rekomenduojamos nuo 4, sakyčiau, iki 5,5-6. Dabar konkrečiai irgi nuo tos priemonės priklauso ir kiek jinai bus ant to plauko, ar ne, tai tokios saugios ribos. Arba jeigu gamintojas yra pakeitęs pH vertę, jisai nurodęs laikymo tą trukmę, kiek galima veikti tą plauką, pasiekti normą tikslą. Bet sveiką plauką ar ir pažeistą plauką geriau neutralesnėmis plaukų priežiūros priemonėmis veikti.
Taip, būtų visai faina neliesti prie plaukų, kaip daro mūsų pramačiutės, bet gyvenimas mūsų šiandienai toks, kad kirpėjos neišvengiamai turėtų veikti daug šarmingesnių pH ir mūsų darbo skalė, taip sakysim, tarpas nuo maždaug 2,5, net ir 2, yra tokių šampūnų chelatinių, kurie nuo 2 pH prasideda, iki preliminariai 11. Tai jeigu mes kalbame apie tai, kad visai kutikuliniam sluoksniui, kutikuliariniam sveika būtų nuo 4 iki 5,5, taip, o kaip tada būti su radiklėmis nuo 9 iki 11? Kas tada vyksta plaukoj? Ar iš tikrųjų tai antiek pavojinga ir antiek svarbu, ar mūsų šviesinimo mišinio veiktų plaukams 9,5 pH arba 10,5. Ar tai papildomas radiklis pH galėtų antiek ardyti plaukus, kad mes kirpėjas turėtumėm žūtbūt numažinti tą pH, padaryti jo kuo švelnesnį, kuo mažesnį, bet tam yra savo techninės problemas. Tai vat įdomiai, kaip jūs iš cheminės pusės žiūrėtumėte į vat tokią tarpą nuo 2,5-3 iki 11. pH vertė yra labai svarbi plaukų apdorojimo priemonėse, ar ne? Taip, neįvardinu, nes yra namų priežiūros priemonės ir profesionaliam naudojimui, ar ne? Tai būtinai yra gamintojo numatyta vertė, intervalas, kuriame tas produktas veikia, veikdamas plauko žvynelį. Tai yra, jeigu mes turime priemonę, kuri veikia intervale nuo 9 iki 11 pH intervale, tai mes turime veikti tam tikrą laikotarpį, neišilginti, veikti čia ir dabar greitai, ar ne tame laiko intervale, kad atidaryti plauko žvynelį, įeiti į jį ir tiesiog po to neutralizuoti tą priemonę, kad užtvirtinti tą efektą pasiektą ar ne, rezultatą, kad vėliau nevyktų tolimesni plauko struktūros ardymo procesai, kurie yra tikrai nepageidaujami. Tai reiškia, pH atsakingas už kutikulinio sluoksnio atidarimą. Tai šarminė terpė, būtent antra puselė link 14, tai yra ta pH vertė pasiekiama tam tikromis priemonėmis arba jų sąveikoje tas pH lygis pasiekiamas, kad atidaryti plauko žvynelį ir įeiti į jo kitus struktūrinius baltymus ir juos paveikti. Tai dėl to mes turbūt, kai net pateikiam po lietaus, mūsų plaukai nesidaro tokios glotnos ir švelnos, nes lietaus pH galėtų būti apie 8 gali būti, taip, jeigu vandens distiliruotas 7,7, tai gal būtų tada 8 iš lietaus. Tai reiškia, pradeda išbrinkti tą kutikulę. Ir mums terpė nuo 9 iki 11 kirpėjams reikalingas būtent tam, kad atverti žvynelis, kad įleisti į save produktą. Ar teisingai aš jūs supratau? Taip, būtent šarminės priemonės veikia taip atidarančiai kutikulę, kad galėtų meistras su ta priemonė prieiti ir veikti tikslingai, kryptingai, ar ne, kad siekiant to norimo rezultato, bet labai svarbu tas laikas, kad neįvyktų destrukciniai procesai. Taip, išgirdau apie išlaikymą laiko. Ir apie tai, kad nuo 9 iki 11 tai yra mūsų darbinė pH ir nėra didelės skirtumas, ar tai būtų 9,5, ar tai būtų 10,5 arba 10 pH. Bet tada man toks klausimas, kuris turbūt jau kirpėjams iš kiekvieną, kaip sakant, lygintuvą jau pradeda apie tai kalbėtis, kad labai pradėjo reklamuoti naujamadišką metodą dažyti plaukas, kai maišo labai aukšto procento oksidantą su mažesnio kiekio milteliais ir vienintelis argumentas, kurį man teko girdėti, tai yra žemesnė pH 9,5, nors gamintojų dažniausiai milteliai klasikinė formulė 1:2 su tam tikrų atitinkančių neaukštų procentų peroksidą yra apie 10 iki 10,5. Turim dirbti vis tiek prie to tam tikro šarminio. Kodėl? Vat visams, o man
su plaukais viskas gerai, va šitą galima užrašyti, mes tai kaip leisiu. Bet tai aš o man su plaukais viskas tvarko. Mano klientis eina jau metus laiko, aš taip dažau ir viskas tvarko. Kodėl negalima? Tai klausimas, kuris susijęs su pH verte, tai mes turim diapazoną nuo 3 iki 11 pH ir tas darbinis toks intervalas, kur mes norim tikrai atkelti plauko žvynelius, tai yra nuo 9 iki 11 pH. Ir gamintojas yra būtent formulę pateikęs ir aprašęs ją taip, kad tiksli reikiama koncentracija, mažas intervalas stipriai šarminėje terpėje, bet ekspozicijos laikymo laikas turi būti trumpas, kad efektyviai būtų atkeliami plauko žvyneliai, reikiamos molekulės pasiektų tikslinės vietas, suveiktų, tai tas veikimas yra maksimalus iki 45 minučių ir pasiekiamas norimas rezultatas, bet ne plauką ardantis rezultatas, jeigu jūs išeisit iš pH verčių intervalo ar dar prailginsite ekspozicijos laiką. Tai jau vyks procesai, kurie nereikalingi, jūsų plaukų tiesiog bus destrukcija. Ačiū. Tai ar teisingai aš supratau, kad jeigu mes šviesinant plaukus stengtumėmės sumažinti pH link 9, mes sunkiau atvertumėm tą žvynelę ir produktas, šviesinimo produktas nepasiektų taip greitai į vidų, kaip turėtų ir suveiks aplink labiau kutikuliarinio ir kutikuliarinėme sluoksnėje. Būtent dėl to kirpėjas negali pasiekti su naujamadiškais mišiniais ir mažesnį pH terpę norimą šviesinimo rezultatą, nes visas procesas vyksta, gaunasi plaukų paviršutinį labiau daliai negu viduje. Ir mums būtinai tam gamintojus ir sukūrė tą pH šviesinimo masę, sakytumėm, 10,5, kad mes tiesiog greičiau įeitumėm plaukus. Tai būtent tikslus, tas aukštesnė pH vertė link jau to 14, mes kaip kalbame, 11, ar ne? 11 tai būtent, kad staigiai greitai pakiltų tie žvyneliai, nes kuo žemesnė, jie tokia, ten tą kampą mes nepasakysim dabar kiek, bet kaip ir, tarkim, būry žmonių prie durų, ar ne, ir jos tik praviros ir nori patekti, ar ne, o tos molekulės didelės, tai jos kažkur veikia aplink ir pažeidinėja tos sluoksnius, o ne veikia kryptingai. Tai būtent tas pH vertė yra būtina aukštesnė, kad pilnai atsidarytų tas plauko žvynelis. Tam tikrą numatytą laikotarpį mes paveikiam tą plauką ir jau sekantis etapai ir ta priemonė yra neutralizuojama, nuplaunama ir jau jinai nebeveikia, ar ne? Tai būtent labai svarbu. Tai vat gamintojai nekvaili, žino, ką daro. To labiau, kai dabar labai atsirado daug bioamoniakinių produktų ir šviesinimo produktų, miltelių bioamoniakinių. Ir kiek man teko girdėti, kad viso amoniako pakeitalai, jie didesnį molekulę turi negu amoniakinė. Tai tiesa. Tai įvairios tos molekulės ir jų dydžiai, dabar konkrečiai kiek ten tų Daltono ar angstremų nepasakysiu, bet būtent yra žaidimas tas, kad erdvėje tos molekulės kaip ir šiaip mes suprantam, kad labai sunku ten jom transformuotis ir prieiti, ar ne, bet jeigu kritinė yra masė, tam tikra koncentracija išlaikyta, tai tikrai tikimybė, kad ta molekulė susidurs su plauko tam tikrais baltymais ir juos ar jungsis prie jų pakeistos ryšius ir įvyks tas normas rezultatas. Tai išvada, kuo pH labiau prie 10-11, to greičiau mes pasiektumėm plaukų vidui, tam, kad suveikti būtinai plaukų struktūroje. Mums nereikia ir to labiau tikrai specialiai tai darant, nereikia mažinti pH, jeigu gamintojas numato pH tam tikro sąlygose, tam tikroje radiklėje, nes radikliuose. Palikit mano visus pataisimus, man patinka ieškoti galūnės. Tai va, tam, kad
įveikti plauko greičiau ir visas procesas, kad suveiktų viduje, nei išorėje. Jūs paminėjate apie 45 minutės aktyvuosio veikimo, tai reiškia plaukos balinasi labiausiai per 45 minutės, po to tas procesas lėtėja ar kas atsitinka? Ilgiau išlaikius priemonę, tai vyksta tolimesni jungčių ardymo procesai. Ir mes laikydami priemonę ilgiau galime sužaloti plauką negrįžtamai. Dėl to, kad plaukas yra baltyminė struktūra, yra tam tikri ryšiai kovalentiniai, disulfidiniai, pirminė, antrinė, tretinė baltymo struktūra ir tai yra ilgiau laikant priemonė veikia toliau ir ardo plauko struktūrą. Tad rekomenduojama laikyti maks 1 valandą. Tai reiškia, kad gamintojas ant kiekvienos pakuotės rašo iki 60 minučių, o kai kurie į net ir 50 minučių. Tai ne šiaip savo marketingo kažkokia mada arba privalomai kažkokie teisiškai, kurį gamintojas turėtų nurodyti, o tai tikras nurodymas, kad pavojinga laikyti virš 60 minučių šviesinimo miltelio ir gamintojas nuo save tiesiog visą atsakomybę nusiema. Gamintojas prieš išleisdamas į rinką kosmetikos plaukų priežiūros ar apdorojimo priemonės, jisai patikrina tam tikrame imtyje. Tai jisai yra išbandęs įvairių tipų plaukus ar ne, chemiškai apdorotus, kažkaip paveiktus natūralius plaukus. Ir jau jisai rašydamas tą rekomendaciją tikrai žino, koks yra tikėtinas rezultatas. Ir mes neeksperimentuokime toliau už tų ribų, nes yra tikrai išbandyta laboratorijoje, patikrinta ir parašyta. Gerai, su plaukai, su šviesinimo kaip ir aišku, kad jeigu mes virštumėm valandą, kurio ten arba 50 minučių, kurio nurodyto ant miltelio arba ten blond kremo pakuotės, tai mes visą atsakomybę už plaukų struktūrą priimam savo ir jau dirbam nesaugiai ir beprasmiškai, aš taip suprantu, jeigu šviesinimo procesas labiausiai vyksta iki 45 minutės, o po to krenta, tai tada nelabai aišku ir kam laikyti miltelius, jeigu jie tik tai pažeidžia plaukas. O kaip tada su kaukėmis, su šampūnomis? Kodėl ant šampūnų parašyti? Ten masažuokite kokią minutę 2, arba kaukę, ten kondicionerį reikia laikyti 3 minutės iki 3 minučių, o kai kurios kaukės 5 minutės, o kai kurios 15. Aš girdėjau, kad klientės, mes visas moteris kartais irgi savo plaukams norim, mes jų labai mylim ir norim tik tai ko geriau, ko daugiau, to geriau. Ir aš girdėjau, kad net ir miega su kaukėmis. Su kaukė. Už tai pakaukė ir eina migoti su kepurė, ryte atsikelia ir plaukai per naktį prisisotinasi visų gerų ingredientų, nauji, blizganti, ten švelni ir taip toliau. Kaip tada su tokiamis rekomendacijomis netgi kaukė galėtų išardyti struktūrą? Dabar kalbam vis tiek priemonės namų naudojimui, ar ne, ir profesionaliam naudojimui, su kuriomis dirba meistras. Tai namų naudojimo priemonės paprastam vartotojui tikrai yra ir pH tos vertės tokios neutralesnės, ar ne, ir saugios ribos, kurios tikrai nepadarysi žalos. Bet vis tiek, jeigu turim šampūną, mes nuplaunam, bet kokiu atveju tikrai neinam miegot, ar ne? O kaukė tai yra irgi rekomendacinis tas būtent saugos duomenų ten ataskaitose pateiktas, išbandytas tas laikotarpis, kur yra pasiekiamas optimalus laikas, kur tos aktyvios komponentės ar neaktyvūs komponentai padaro savo darbą iki optimalaus rezultato. Ir nereiškia, kad mes, jeigu laikysime ilgiau, ten giliau kažkas prasiskverbs, ar geresnis rezultatas bus pasiektas. Tai klientai, žmonės paprasti ar ne visą laiką, jie galvoja, kad jeigu bus ilgiau laikoma, tai bus geresnis rezultatas ir ten giliau pasieks, ilgiau užsilaikys, bet iš esmės, jeigu formulė yra paruošta taip, kad trumpalaikiai kažkokie ryšiai tarp ingredientų ir plauko susiformuoja, tai nėra, kad ir 3 paras laikysite, bus geresnis rezultatas.
geriau nepadarysim, ar įmanoma pažeisti plauką? Ir tokio perlaikymą. Pažeisti mes struktūrų tikrai nemanau, kad pažeisime, nes ten yra tokių medžiagų, kurios veikia ardančiai, ar ne? Kaip formaldehidas? Tai formaldehidas tai jau yra kaukėse, tai ten Antrai yra vietoje, naminė. Bet su tiesinančios priemonės, ar ne? Namų priežiūrė. Ir dauguma tokia turi, kada nori blizgo priduoti plaukams. Ir tenka matyti klientės, kurie tiršta plaukos, tiesiog kiekvieną kartą jie ateina ir jos galiukas tiesiog kaip atrodo, kad ištirtas. Tai jeigu, bet gali tokių triukų irgi būti, kad net neparašyta sudėti, bet formaldehidas išsiskiria tik karščio poveikyje, ir ganėtinai aukštame intervale. Yra išsiskiria ir aišku, rezultatą tai pamatysim, kad veikia tikrai, bet čia yra jau vyksta neigiami procesai ilgiau laikant tokias priemonės. Ne tik plaukui, bet ir visam organizmui. Tai reiškia, jeigu palaikytumėm priemonę ilgiau, mes gero nepadarysim, bet ir nesužalosim. Jeigu jūs minite su formaldehidu, jeigu jis neparašytas sudėtyje, tai mes net nežinosim. Taip, nežinosim. Bet, sakyčiau, vis tiek reikia laikytis tų rekomendacijų ir nieko nevirškinti. Neviršyti to laiko. Nes mes nežinom, kas yra sudėtyje. Ta prasme, taip, numatyta yra rekomendacijose ir gamintojas išbandęs tame laikotarpyje tą priemonę, gauti rezultatai, dokumentuoti ir patikti galutinėse išvadose. Tai nereikia. Kaip veikia kondicionierius ir kaukės? Kodėl kondicionierių reikia 3 minutės laikyti, o kaukė iki 15? Tai dabar kondicionierius ir kaukė cheminiu požiūriu, jeigu žiūrėsim ar ne, tai yra kationinės paviršiaus aktyvios medžiagos, tai skiriasi galimai koncentracija. Aš negaliu garantuoti iš visus gamintojus, bet kiek teko prisiliesti, tai yra vieno skystesnė, kito klampesnė konsistencija, ar ne, kad užsilaikytų ant plauko. Dar kaukės yra papildomų įvairių hidrolizuotų baltymų ir papildomą dar vertės suteikia ir kaukės ir išlaikymo laikotarpis ilgesnis, kad susikurtų galbūt kiti nauji ryšiai ant plauko ir kaukės efektas būtų tęstusi galbūt ilgiau, 2 ten plovimus ar 3, tai o kondicionierius tai tiesiog neutralizuoti galbūt ir prieš tai buvusios priemonės likučius krūvį nuimti, atstatyti, privesti plauką prie izoelektrinio taško. Izoelektrinio tašką. Tai reiškia, kai mes plaunam šampūną, mes įkraunam plaukas, taip gaunasi chemiškai minusui. Ir jis dėl to elektrinasi, žvynelė atsidarytas. Taip, jisai nori išplauti, pakelti šiek tiek tie žvyneliai ir norint suglotninti, mes naudojam, nes šampūnuose kas yra visai kitos paviršiaus aktyvios medžiagos, ir kurios yra nuo paviršiaus atkabinančios teršalus, ar ne? Ir dabar atgal atstatyti tą plauką, mes turim jį neutralizuoti tos krūvius, ar ne? Tai tada kondicionieriuje kaukė yra kitos prigimties, kationinės paviršius, gali būti ten įvairios, ten derinamos ar ne. Taip. Ir tada tas krūvių vyksta apsikeitimas ir plauko žvyneliai užsiveria ir tada jau tas plaukas grąžinamas į savo tą artimesnę prigimtiniai būsenai. Toks netikėtas klausimas šiek tiek. Dabar atsiminiau, visai dažnai irgi toks ginčas yra, ar po kaukės būtina naudoti kondicionierių, nes labai daug rekomendacijų tokių dabar atsirado, arba kondicionierius savo darbą veikia, kaukė savo ir po kaukės jau jokių kondicionierių nereikalinga. Aš kaip chemikas formuluotojas ir teko pačiai prisiliesti prie to, Lietuvoje dirbau viename. Dėl to ir klausiu, įdomu labai. Iš fabrikų, tai būtent vyksta tai, kad įdedamos tos pačios paviršiaus aktyvios medžiagos, tik galbūt koncentracija pamažinama vienos ar kitos
medžiagos, konsistencija pati skystesnė ir ta prasme, iš formuluotojo pusės sakyčiau, kad prigimtis tų medžiagų tokia pati ir kad drastiškai viena ar kita, kaip šampūnas ir kondicionierius ar kaukė, aš sakyčiau, tarp kondicionieriaus ir kaukės dėčiau lygybės ženklą. Taigi, ar galima ar teisingai kondicionierį naudoti po kaukės? Tai panaudojam kaukę, po to virš kondicionierių. Ar tam reikalinga, kad tam tikros situacijos, tada kokios? Aš manau, tai yra perteklinis. Nebent jūs naudojate, gali atsitikti taip, kad visai kitos medžiagos ten yra toje formulėje ir papildomai, kaip pridėtinė vertė iš tos priemonės ateitų ir teigiamą įtaką tam plaukui padarytų. Bet jeigu tada mes turime atsiversti labiau. Jeigu kaukė mūsų giliau turėtų pateikti, jie tada šiek tiek turėtų atsiversti tų žvinelį ir kondicionierių tada reikalinga tai užgluoti. Aš sakyčiau, kad dedu lygybę ženklą tarp jų ir perteklinė priemonė gaunasi. Tai reiškia, nėra situacijų, tiesiog nenumatyta situacijų gamintojui, kad po jo kaukės, kurią mes naudojam namuose, ne kaip procedūras, kažkoks ten žingsnis, ten antras, ten dar kažkoks, būtent kaip yra šampūnas yra kaukė ir po to kaukės kondicionierių virš, tai būtų per daug jau. Nereikalinga, nėra situacijos, kada reikalinga būna. Nebent gamintojui taip nurodyti. Nebent gamintojas sako, kad ten ar kažkoks tai pH verčių skirtumėlis, ingredientų skirtumai kažkokie ir būtina po tos kaukės naudoti tą kondicionierių, tai galbūt. Bet aš sakyčiau, kad užbaigiamasis plauko plovimo etapas yra kaukė, bet kaukę irgi rekomenduoja naudoti ne kiekvieno plovimo metu. Tai kaip ir tokia stipresnė plauko kondicionuojanti priemonė yra, ar ne, tokia retesniam naudojimui, o kasdieniam naudojimui naudojamas kondicionierius. Salonuose galimai, jeigu meistras yra profesionalios priemonės ar ne, tai galbūt jis ir technika ar rekomenduojama gamintojų metodika galima gal ir naudoti, norint pasiekti kažkokį išorinį gerą rezultatą panaudoti. Vieną kartą tai perteikti galima šiek tiek. Taip. Aš atvirai kalbant buvo, kai pati naudojausi tokios rekomendacijos kondicionierių pakaukės, bet tai buvo kaukė, kuria atstatamoja, repair, ir jie po išplovimą man nesuteikė tos glotnumo, kurią aš norėjau. Plaukai buvo šiek tiek tokios, kaip atrodom, kaip pašiūrė. Ir man labai netinka galutinis rezultatas po džiovinimo, nes nebuvo tų glotnumo plaukose, nebuvo tų blizgiuose. Ir aš pagalvoju, kad tiesiog gali būti tai kaukė tam, kad prisiskverbti kažkoks papildomas ingredientas arba ten alkoholio pagrindu, ar ten, nežinau, visų lydiningų aš tikrai nepasakysiu. Ir jeigu kaukė galėtų įeiti šiek tiek giliau, tai ji tada neturės tų sudėtingesnių silikonų, kuri galėtų padaryti apvalkalą aplink žvinelį, nes jie tada neįsiskvirtų. Ir tada po tokios kaukės aš asmeniškai naudoju kondicionierių, kad jie man geriau pasikondicionuotų ir taptų glotnesni. Ar aš klydau? Visgi, jeigu gamintojai nurodytų, geriau taip nedaryti. Tai dabar tarkim, mes pasidėtumėm 5 kaukės ir 5 kondicionierius. Tai negalime sudėti, neveiks jos vienodai tos kaukės ir tie kondicionieriai. Galbūt jūs radot derinį, kuris tiko jūsų plaukui ir pasiekė tokį rezultatą. Aš asmeniškai esu išbandžius begalės kaukių. Mes kiekviena turbūt moteris. Nėra, kad pirmą pasiemusi priemonę, jinai suglodina, viską padaro, mums ir jau išeinam patenkintos, kosmetikos kūrimo specialistai neturi ką veikti, turim lentynose 2 produktus ar ne, bet tiek yra daug kintamųjų, tas plaukas yra vieno paveiktas, kitas iš prigimties, kaip ir sakot, pagal prigimti vienos Azijos šalių ar ne, ir kitų Europos gyventojų irgi skirtumai yra, vienų storesni, porėtumas skiriasi, pigmentas ir taip toliau, labai daug kintamųjų, kur mes negalim pasakyti, kad būtent tos kaukė ir kondicionierius tokia seka naudojant.
Nebent yra to gamintojo protokole numatyta, kad būtent po tos kaukės dar naudokit kondicionierių, bet Galimai, nes kaukė buvo iš vieno gaminto, kondicionierius iš kito. Iš tikrųjų, protokolę nematau, ant pačios kaukės tutelės nebuvo parašyta, kad po jos kažko reikia naudoti, bet tai nereiškia, kad gamintas viską tik tais ant tutelės rašo. Sakykit, o tiesiog technologės arba vadybininkai, net ir iš dažų pusės, aš žinau, aš pati buvau technologija, aš žinau, kaip atrodo visa instrukcija, techninės sąlygos prie dažų. Ten buvo PDF apie 200 lapų ir ten bėlė kiek informacijos labai išsamas, labai detalios ir aš žinau, kad dažų gamintojas kiekvienam distributoriui suteikia tokią informaciją, tikrai. Bet aš nežinau kitą pusę, aš nedarau procedūros, neturiu tam nei laiko, nei kažkaip norų, mane tai netraukia, bet įdomiai jūs kaip dalyvavot gamybos procese. Taip. Ar jūs tokios išsamos instrukcijos distributoriams pato suteikėt kaip gamintojus, iš gamintojų pusės, tas instrukcijas, jie egzistuoja iš vis, yra ta informacija, iš kur jos pasiimti? Tai dabar aš profesionaliam naudojimui būtent ten, kad keičia plauko struktūrą, man neteko asmeniškai pačiai kurti. Tai tik žinau, skaičiau, domėjausi, kad būtent jeigu tai nėra tik tai nuplauti, pakvėpinti, ar tai nėra kosmetikos priemonė, tai yra jau keičiančios plauko struktūrą priemonės, tai yra ten visi saugumo reikalavimai, patikrinimai, tikrai labai daug reikia grupės mokslininkų, tyrėjų dirba, kad tą informaciją pateikti. Nes jeigu kas atsitiks klientui ar netgi ir pačiam meistrui sąlytyje su ta priemonė, viskas turi būti numatyta ir kaip elgtis ir viskas parašyta, visos rizikos įvertintos. O jeigu mes nekalbėtume apie profesionalius naudojimą, tiesiog tai yra linija šampūnų, kondicionierių, kaukės ir apie ką kalbėjom, kažkur galėtų būti užfiksuota informacija, kad būtent šitam gamintoje po šampūną, po šitos kaukės rekomenduojama panaudoti dar ir tos pačios linijos kondicionierių. Ar tai nepasiekime informacija, niekas jo taip nesigilina? Aš dabar visoje rinkoje visų produktų, nes pakankamai daug čiupinėjau, analizuoju, bet nesu aptikus, mano akis aptikus, kad būtų parašyta, bet žinau, kad šitas trendas, galima sakyti, yra tarp kirpėjų ir tikrai jie pasiekia, stebi gerus rezultatus, po kaukės panaudoja kondicionierių. Iš cheminės pusės negaliu patvirtinti, kad kažkaip kitaip veikia, nebent žiūrinti konkrečią sudėtį, mes galėtumėm pamatyti tos radikaliai skirtingus ingredientus, kurie daro skirtingą poveikį ir tas galutinis suminis jau stebimas tas poveikis ant plauko. Žodžiu, stebėkit savo plaukų būklę savarankiškai. Nes kas vienams tinka, kitiems galėtų visiškai netikti. Parytumas plauko irgi skirtingos. Vieni prisitrauktų daugiau medžiagos, nuo kitų atsiplaus ir tas, kurios turi prisitrauktis, turbūt, nežinau, gal aš fantazuoju, vėl jūs mane pataisykite, tada prašau. Ir jeigu asmeniškai jūsų plaukams tinka ir jums patinka rezultatas, kai jūs po kaukės naudojat kondicionierę, prašau, naudokite, žalos plaukams nuo tos nebus, ar teisingai supratau, bet jeigu jaučiate, kad kažkas su plaukais negerėja, vis bandote rasti geresnį rezultatą ir naudojate jau visos įmanomos receptūros, patarimas ir visus ten patarimus, kad dar pasakysi taip. Pasiūlymas tai ir niekaip negerėja, tai reiškia darote kažkas ne taip ir gal tas laikas, kada reikėtų šiek tiek pamažinti savo tiek daug rūpesčių plaukams ir tas silikono prisikaupimas plaukose kartais suveikia priešingai ir padaro plaukos sausesnį, taktilinį, nors kiek teko jausti. Ir tokiu būdu savo klientams aš rekomenduoju atsisakyti alijukų po plavimo, atsisakyti kokį lyvynų, palikti tik tais šampūną ir mėgstamą kaukę arba kondicionierę ir po porų 3 savaičių pastebėti, kaip sureaguotų plaukai. Dažniausiai tai kaip tik padeda. Tai per daug mylėti irgi būna nesveika. Visada turėtų būti savo pusiausvyrą.
O kaip nuo tos didelės meilės, kurias merginos turinčios natūralios plaukas nešia tų plaukų pas meistros, daryti rimtos procedūros, kažkokios laminavimai, tiesinimai keratino, nežinau, kažkokio botoksai, rimtas procedūros, kurios daroma su karšta temperatūra, su veiksmingu priemoniu. Ar tai iš tikrųjų, taip sakysim, geras pasirinkimas? Ar ne per didelį, ar ne per nelik didelį meilę plaukams? Ar tai visgi geriau, kaip sakant, kai dantus turėtų prižiūrėti iš vaikystės nuo pieninių, taip ir plaukas reikia prižiūrėti prieš pradedant dažyti, ar ten, kai jie ten išsidėvės jau kažkiek per laiką. Tai dabar koks tikslas to žmogaus prieš einant į tą procedūrą, ar ne? Ar jisai nori estetiškai pasikeisti drastiškai iš ten garbanotų, ištiesinti plaukus, ar nori, kad tiesiog to malonumo... Malonumą. Labiausiai apie tai, kad... Dėl malonumo, taip, nieko keisti nereikia, tiesiog aš turiu gražus natūralius plaukus ir norėčiau dar geriau jiems padaryti. Tai jeigu žiūrint, kad sveikas, gražus plaukas, ten struktūriškai niekas nepažeista, ar ne, dar lipidinė ta plėvelė tokia yra tvirta, ar ne, nepažeista, tai einant pas meistrus, priklausom, ar ne, ar ten, jeigu tik tai yra japoniškų įvairių procedūrų, ar ne, ten, kur masažai, ten aliejai ir niekaip nepaveiks chemiškai to tavo plauko. Tai tiesiog bus prisilietimo, tas rezultatas atsipalaidavimas ir žmogus veiks, tiesiog gerai jausis po to. Reklama japoniškoms procedūros, net pati užsinarėjau. Aš tiesiog labai, man už akių užkliūna ir pati jau ten įsivaizduoju, kaip guliu. Ir tai jūs nebuvau dar aš nebuvau. Ir man dar Japonijoje nebuvau, tai vienas iš tikslų gyvenime. O jeigu tiesiog pakeis struktūrą, kažkaip žalos tą plauką, perstruktūrizuojant tą plauką, tai, ta prasme, irgi nuo žmogaus priklauso ir gerai pasakot, žalos tai reiškia giliai veikianti procedūra, visgi struktūra kažkaip arda? Taip, aš suprantu, jeigu yra drastiškai veikiančios, aišku, nebus parašyta, kad ten formaldehido sudėtyje ar chemiškai veiks ten tą plauką, tai, yra ir procedūrų, kurios tik tai paviršiuje veikia, ar ne, laikinai prisikabina, ten įvairūs glotninantis ir polimerai įvairūs, kurie fiksuojasi tam tikrais ryšiais ant plauko ir tas yra trumpalaikis tas gražus efektas, ar ne, bet jeigu sveikas plaukas ir norim ten užpildyti, kaip sako, plytų sieną, ar ne, jeigu yra lygi, aš, turėsiu išgręžioti vinės tarpus, ar ne, ir prikišt kažko, ar ne, bet jeigu yra struktūriškai visas sveikas plaukas, tu, neįdėsi jo struktūrą nieko naudingo. O kas iš tokios procedūros galėtų sužaloti plaukus? Kas tokio daro, ar turi tos procedūros, kad plaukas galėtų neatsistatyti, sužaloti? Tai jeigu priemonėje yra tam tikros medžiagos, kurios veikia į tam tikrus plauko struktūroje esančius ryšius, ar ne? Kažkokį pavadinimą mes galim tai rasti, sudėtyje parašyta būtų, dažniausiai neberašo, nes tai yra minusas didelis gamintojų ir ten, jeigu visi dabar formaldehidų tų bijo ir ten, kad vengti jau, tai dažniausiai susidarinėja procedūros metu tos medžiagos ir veikia vienai prakritai plauką, keisdamos jų prigimtinę tą struktūrą. Mes tada gal turim omenyje, kad jeigu plaukose jau struktūra išardyta ir mes įvestumėm aktyviosius ingredientus tam, kad juos suklijuoti, tai būtų gera. Jeigu mes turim tvirtą struktūrą ir jos veikiant aktyvosio medžiago, mes jų turėtum išardyti ir iš naujo sukurti, tai reiškia, mes jau pažeidžiam gamtinio tas viso ryšio
performuojant jos dirbtiniai. Taip? Ar teisingai suprantu? Tame esmė yra ardymas, nes tuoj paklausys mūsų procedūrų meistrai, surys patasakys, kad sako, Elena Simona, kad procedūros nesveikos. Nu, ta prasme, mes nesakom, ar sveikos ar nesveikos. Tiesiog, jeigu norim pakeisti nuo tos priemonės tikslo priklauso, kas ten yra įdėta ir kaip prieš tai vis tiek ir garbanojimo procedūra, ne? Sutraukom disulfidinius tiltelius, ar ne, ant sukamosios kažkokios tai priemonės yra plaukas ir užfiksuojam tos naujus ryšius, ar ne, suformuojam naujus tos ryšius trunkančius iki tam tikro laiko, ar ne, arba kol nukerpam plauką. Merginos, kurios dažnai kreipiasi pas specialistus ir nori patirti tą procedūrų malonumą, tai būtent yra įvairių tų procedūrų, bet jeigu turime cheminę priemonę, kuri veikia į plauko struktūrą ir mes sveikas plaukas, jisai jam turi savo prigimtinę struktūrą, lipidinį sluoksnį ir jisai jeigu švelniomis plaukų priežiūros priemonėmis prižiūrime, nežalojam karščiu ar šukuojam, tai tas plaukas išlieka ir sveikas. Jeigu norime estetinį vaizdą kažkokį pakeisti ar ne, ar tiesiog patirti tą malonumą ir kreipiamas pas specialistą, tai yra įvairios prigimties priemonės. Jeigu yra struktūroje keičiančios plauko struktūrą priemonės, tai jos pirmiausiai pakeičia prigimtinius ryšius ir kitą priemonę mes galime fiksuoti, ar ne, tos dirbtinai laikinai suformuoti naujus ryšius ir išgauti tą norimą struktūrą. Tai pirmasis gali būti tas cheminis, jau natūralaus plauko poveikis ir kitas terminis poveikis, ar ne, arba suminis, kaip ir cheminis, ir terminis. Tai būtent plauko struktūra veikia, keičia ją, tą struktūrą. Vėliau reikalingos pakartotinės gali būti procedūros, priklausomai ar tas efektas norimas sustiprinti, bet ir po tos priežiūros priemonės atitinkamos reikalingos, kad išlaikyti tą jau pasiektą rezultatą. Kad atstatyti natūralių plaukų efektas, kurį mes jau turėjom prieš tos procedūros. Arba norime atstatyti tą plauką šiek tiek, ar ne? Tai įvairių tų priemonių yra, tai reikia pasižiūrėti konkrečiai. Čia maždaug kaip statyboje, jeigu aš turiu gražiai lygią sieną ir norėčiau kažką viduje gipsą pataisyti, tai aš turiu nuplėšti visus savo pirminius sluoksnis, kad giliau įlysti kažką padaryti. Taip, truputį pakeisti viskas, kas duota iš gamtos natūraliai, tai vis tiek reikia įlysti giliau plauką. Kalbant apie temperatūrinės žalos, ar yra kažkokia nustatyta oficiali riba, kada plaukai galėtų, šitą temperatūrą galėtų ištverti, o jau virš to galėtų jau būti su pasiekmėms plaukams, jau veikiant jų struktūrą giliau? Taip, tai pagal literatūros duomenis galima teikti, kad jeigu yra šviesintas plaukas, jisai vis tiek jau chemiškai pažeistas, tai jisai galėtų atlaikyti 100 laipsnių temperatūrą, o sveiki plaukai, kadangi jie turi savo ir tą lipidinį sluoksnį, kuris veikia kaip amortizatorius, tai jisai galėtų atlaikyti 160 laipsnių temperatūrą, bet tai nereiškia, kad mes kad ir sveikus plikus plaukus turime termiškai veikti kasdien. Tai rekomenduojamos įvairios priemonės, kurios dar sustiprintų tą poveikį. Ar 100% galėtų terminės, tos visos apsauginės nuo termo priemonės apsaugoti plaukas? Sakysime, dažna situacija visai šviesa plaukė, blondinė, dažytos šviesiantas plaukas, tiesintuvo mano praktikoje švelnesnį 120 laipsnių aš nesu mačiusi iš vis, kad būtų iki 100 būtų tiesintuvas laipsnių. Tai sako, aš naudoju tos visos apsauginės priemonės. Ar iš tikrųjų egzistuoja tokios apsauginės, kurie galėtų 100% apsaugoti plaukus nuo karščio? Tai dabar, kadangi rinka užpildyta įvairių priemonių ir teikti, kad visos veikia vienodai, aš tikrai negaliu.
Tikrai, jeigu atlikti tam tikri tyrimai, termotyrimai ir kurie parodo, kaip po kiek ten laiko ir kokiame karštyje poveikyje, kokiame tie plaukai išliko sveiki, ar kažkoks tai buvo tas poveikis, ar ne, su tokiais įrodymais, tai tikrai galime pasikliauti tokią priemonę. Na, įvairiausių tų reklaminių yra dar video, kur neaišku, ar yra... Tie pažadai 100%, kad viskas suvyks visams vienodai. Taip, man dar atrodo, kad problema dar yra tame, kad savo namuose savarankiškai perteikti per visus plaukus vienodai, kad kiekvienas plaukučius būtų apdorotas, aš sunkiai įsivaizduoju. Greičiausiai meistrams, kurie daro procedūros, tą fazę, kurią prieš karšto įrankių naudojimą, jie atidžiai užtepiama ant kiekvieną sruogą ir tada jau iš tikrųjų galima gal kalbėtis, kad plaukai apdorotas visas, bet visi plaukai apdoroti. Bet jeigu namuose, namų sąlygomis, tai aš neįsivaizduoju, dažniausiai tai būna kažkokį paviršutinis sluoksnis, o viduje... Tai nekontroliuojamas tas procesas yra kaip galbūt laboratorijoje atlikant tų plaukų sruogos, ar ne, kaip paskirstė tolygiai. O žmonės vis tiek, jie, apsipurškia ir nėra aišku, ar vidiniai plaukų sluoksniai ten, ar juos pasiekė ta priemonė, ar ne. Na, bet jeigu teisingai visus padengus tą priemonę, dažniausiai purškiama priemonė yra, arba aliejukai įvairios konsistencijos priemonės yra, tai purškiama tikėtina priemonė, kad jinai tolygiau pasiskirstins ant plaukų ir tada bus ta mažesnė rizika. Apie aliejukų. Irgi dažnas klausimas būna ant drėgnų plaukų arba ant sausų. Mes kalbam apie kosmetinių aliejų, žinoma, ne apie 100% iš vaistinės ten pirkto ar kažkur, apie tos paprastas kosmetinės mūsų aliejukos, kurie gamintojai parduoda kaip aliejus. Šiaip tai silikono rinkinys, bet pavadintumėm irgi aliejūką. Ar jų ant sausų ar ant drėgnų rekomenduotumėte? Kaip teisingai? Tai dabar, ar tai priemonė nuo karščio, ar tai priemonė tik tai tam glotnumui suteikti? Tai jeigu nežinom, tai kaip, tarkim, pavyzdžiui, aliejus su vandeniu, mes žinom, kad reikia emulsiklių, bet galima ir mechaniškai laikinai padaryti tokį vandens ir riebalo ar silikono mišinį, ar ne? Tai tas... Kas duoda? Trintis, mechaninė jėga, ar net ir mes ant plaukų užnešdami, čiupinėdami juos, tai tokį, tiesiog užnešam tą sluoksnį. Bet ar jo tas sukibimas geresnis ar ant sauso ar ant šlapio, aš visgi rinkčiaus tokį tarpinį variantą, ant tokių nusausintų rankšluosčių plaukų užsinešti tą priemonę. Super. Labai. Man patinka atsakymas, nes man kažkaip ir praktika tai pasirodė, bet mokslinio atsakymo aš taip ir neradau, kaip ieškodau. Taip, tai dar galėčiau papildyti, nes vis tiek tas sausas, jeigu tas plaukas, tu, kaip čia pasakyti, tiesiog tu užneši tą aliejų ir jisai, ten padėtas yra. O su vandeniu tiesiog kaip ir tokį mišinį kažkokį gauni vienalytį, kuris tą plauką užneša ir palieka. Man atrodo, net patogiau jo sklaida jo geresnė praskleisti per plaukas, nes nebūtų kažkokia viena vieta. Užnešimui tiesiog jis yra patogiau ir tas, sako, ten žaloti šlapio plauką šukuoti negalima, bet tas, tarp pirštų paskirstimas ir išnešimas tos priemonės yra... Mes turim geras šukas. Jeigu nesikiba plaukose, tai šukas geras, galima šukuoti, jeigu nėra pasipriešinimą per plaukus. Pasipriešinimą, jeigu nėra, taip lengvai. Tai išveda mergaitės, merginas, blondinėms. Tiesintuvą mesti lauk. Net su apsauga, nes jūs taip neapsaugote savo plaukas, kaip tai galėtų padaryti meistrė. Džiovintuvas dažniausiai turi apie 90, 100 aš dar neįsumačiusi džiovintuvų irgi, tai džiovintuvų, formatuvų galima viskas tai daryti, tiesintuvą lauk. Aliejūkas ant
pusiau drėgnų tokių plaukų, neįvarvinčių, žinoma, vandeniu, po rankšluosčiu, labai gerai išsausinto rankšluosčiu, per delną turėtumėm patrinti alijukas ir per visus plaukas pasistengti atidžiai, tai būtų papildoma apsauga nuo karščio, nuo džiovintuvo arba tiesintuvo jau papildomą apsaugą nuo karščio naudokit, alijukas ne visada galėtų apsaugoti, mes nežinom, kam jis skirtas, ne visada rašoma, kokia koncentracija, kokie silikonai. Yra silikonai, aš girdėjau, taip, silikonai yra, kurie hidrofobinė, taip, jie vandeniu neišsiplaunami, to prisišnekėsiu, ką nors. Aš tik žinau, kad yra tie, kurie išsigaroja labai lengvas, gražiai, tokie silikonai, kurie mes naudojam kirpėjas į levyno, nenuskalaujame puškiliuką, kurie mes naudojam į kosmetiką veidui. Girdėjau, yra silikonų, kurie nenuplauname net šampūnų ir jie dažnai mėgsta kauptis plaukuose. Ir girdėjau informaciją, kad nuo šiais metais gamintojai jau nebeturi galimybę parduoti savo įprastų priemonių su seno sudėtimi, su senomis sudėtimis ir kažką pasikeitė žiūriai mūsų plaukų priežiūrio pasaulyje, kadangi išėjo nauji įstatymai. Ar jūs žinote apie tai ką nors? Kas pasikeitė, ką mums laukti? Dabar apie nagų priežiūros priemonės, ar ne, ten irgi įvairūs pokyčiai. Grožio sritis, ar ne, tai labai plati ir tų silikonų yra, kad pačiai teko sintetinti įvairias molekulės, tai didelės molekulinės masės junginiai, kuriuose pakeitus vieną ar kitą funkcinę grupę mes išgaunam visai kitomis savybėmis pasižyminti, kaip čia pasakyti, pasižyminčią medžiagą, ar ne, kurią galime integruoti kosmetikos gaminius. Ir pirmosios molekulės vienos buvo sukurtos, ar ne, laikui bėgant, įsigalioja tam tikri gamtosauginiai reikalavimai. Europos Sąjunga labai griežtai stebi ir peržiūri ir tos medžiagos, atliekant įvairius stebėjimus, pasirodo, kad akumuliuojasi vandenyje, ar ten, kad ir mikroplastiko tos dalelės įvairios jau dabar yra stebima, kad ir moters placentoje ir smegenyse mes jų randam ir taip toliau. Tai ir kosmetikos ingredientai yra tam tikrais laikotarpiais ar nuolatinai peržiūrima ir stebimi ir yra draudžiami, ribojami arba iki tam tikrų koncentracijų. Ir gali meistrai susidurti su tuo, kad priemonė, tarkim, labai gera buvo, veikia taip ir taip, jau tas rezultatas laiko patikrintas ir noriu tik tokio, bet kažką pastebi, kad jau ne taip, ne toks rezultatas ir kas čia gal blogai, ar dirbo, ar čia klientės plaukai jau pasikeitė, bet taip gali atsitikti, kad gamintojas jų peržiūri tuos visus reikalavimus, sumažina tam tikrų medžiagų koncentracijas, ar užkeičia tiesiog pagal reikalavimus, kurie jau bus uždrausti arba jau draudžiami. Ar ne, tai reikia neįsigasti, kad mes gyvename dinamiškame pasaulyje ir viskas keičiasi ir gamintojai formulių kūrėjai visą laiką susiduria patys su iššūkiais, nes jie irgi atranda komponentes, su kuriuom jiems gera dirbti, užtikrintas rezultatas, stabilumą ir taip toliau, ir jiems taiga reikia pakeisti. Tai ne tik klientai yra meistrai, bet ir su tais iššūkiais susiduria ir patys gamintojai. Taip, šiek tiek man teko susidurti su tais, ką jūs aiškinate, nes planavau pati sukurti keletą produktų kirpėjams mūsų darbė, tiesiog, kad palengvinti kasdienybę darbė, čia ne apie namų priežiūrą, ne apie šampūnų, čia apie mūsų darbė reikalingų priemonių, tokie kaip chelatiniai šampūnai, silerė ir panašiai į tokių techninių produktų tipo. Ir susidūriau per tos formulės gaminimą ir pavyzdžių gaminimą, kad jau nebegalėjau laboratoriją gauti tinkamų priemonių ir tada sužinojau, kad žiūri pasikeitė įstatymai, kad išsiplėtė draudžiamųjų arba ten mažinančių kiekio proporcijos įvedimo tų silikono ir tai neišvengiamai ne taip plaukų priežiūrėse jau kažkaip atsiskleidžia ir mes tai jau pradedam stebėti, nes dažnai būna, kai siunčia kirpėjai
pažiūrėjus man nuotraukos ir sako, Elena, ką jūs žinote apie šitą priemonę, anksčiau veikia gerai, dabar pradėjo veikti kažkaip kitaip, ar aš darau kažką ne taip, ar kažką pasikeitė, tai pasikeitė sudėtis, bet ir mūsų dažymuose tai irgi atsižvelgia, nes mažai kas apie tai, gal ir niekas apie tai niekada negalvoja, bet net tam tikro polimero, tai polimerai silikono, mes negalime, silikono vienas iš variantų polimero, tai visi vadinasi polimerai, pasikeitimas polimero tipo dažuose veikia spalvos formavimo rezultatui. Net polimerų, silikonų pavardinsiu, čia jau kaip toks įprastas pavadinimas, pažįstamas, tai net pakeičiant dažų tutelėse vieną ingredientą, kuris iš vis ne apie spalvos, ne apie pH, o čia tik tais apie atrodo tik tais silikoną, apie emulsiklių, apie prasiskleidžimų per plaukus ir mes jau veikiam rezultatui, spalvui. Tai ką tada sakyti apie visokios naujo magiškos mišinios su šampūnais, vandens ir visa kita dažuose. Tai net silikonai veikia jau gamintojams. Jie keičia tutelį savo, keičia formulės labai daug. Irgi gal įdomu, čia mano fantazija, pastebėjimas, ar tai iš tikrųjų taip yra. Gal jūs žinote atsakymą. Jeigu pasikeitė pakuotėje ką nors. Tiesiog mes visada gaunam tam tikros spalvos ten dažus arba ten priemonės ir pasikeitė spalva, pasikeitė rašymas, pasikeitė kažkiek tiesiog modeliavimas tos pakuotės. Priminkit man žodį. Ne modeliavimas, o kaip tai vadinasi? Vaizdas, pakuotės vaizdas. Vizualas pakuotės. Ar tai reiškia, kad sudėtyje kažką jau pakeitė irgi, ne tik pakuotė, mano fantazijoje, kad gamintojas tokiu būdu pasižymė savo partijus. Šitoje partijoje, tokių ne maketo. Tai pirma, antra, trečia partijos yra. Ta prasme, aš turiu minėti, kad vizualas, maketas, ne maketas. Maketas tai pirminis prieš išleidžiant. Pakeičiam ką nors. Gerai. O rusiškai, angliškai? Visi žodžiai pastringa, tą žodį negaliu priminti. Žodžiu, mano fantazija taip, jeigu gamintojas kažką pakeitė savo produktų vaizdoje išoriniam, tai reiškia ir vidinį formuliai irgi yra pasikeitimai. Jis savo tai pasižymė. Ar tai tiesa? Nežinau, kokiais tikslais yra. Tarkim, teko susidurti, kad gamintojai rebrandingą daro, ar ne? Tiesiog, kad būtų klientui atpažįstamiau arba tiesiog psichologiškai veiktų jį ten tam tikros spalvos ir pakuotė pritrauktų klientą. Bet jūsų profesionalioj kosmetikoje ir tos pakuotės, tai tiesiog jos yra tokios minimalistinės, kur pateikiama informacija, numeris ar ne tas pirminis, po to ten lapelis su visais saugos reikalavimais ir jau ta tutelė, ar ne? Ar tikrai teikti 100%, kad pakeitus išorinės tas visas pakuotės, ar dėl tam tikrų gamtosauginių reikalavimų tie pokyčiai įvyksta, ar ne? Kartu bus pakeista ir formulė. Tai nėra 100% tokios taisyklės. O ar pakeitė formulę, tai jūs nebent galit sugretinti vieną ar kitą pakuotę ir pasižiūrėti. Tai tada matysit pokytis, nes ten įvairūs rezorcinoliai ir kiti tamsinančiose priemonės. Ar ne? Tai labai daugėja alergiškų žmonių, tai ir jie ieško, ir aš, tarkim, asmeniškai pati žiūriu, kad būtų be to, bet būtent tamsinančių dažų priemonėse, tai tiesiog susidaro tam tikros molekulės, kuriems būtinos tos kaip pirminės medžiagos, kad taip ne. Bazinė pigmenta, prekursoriai, mes apie jų kalbam. Taip. Kiekvienoje formulėje, ar mes tonuojam plauko su rūgštyniais turiu minėję, ne tokių šarminių kaip įprastas permanentas tonerių, arba mes dažam jau žilus plaukas, visada yra prekursoriai, baziniai pigmentai.
teisingai suprantu, be kurių mes negalim apsėti. Ar tai būtų parafenilendiaminas, tas PPD su rizercinolis modifikatorius, bet tas jungtis stipriausias skaitose dažuose, arba tai būtų kažkoks paraminofenolas arba toluin, neprisiminsiu dabar. Tolueno dariniai įvairūs. Taip. Be jų, be bazinių pigmentų nebūna dažų ir jie visada būtinai būna. Man teko lyginti, dirbdama technologiją, kai mes gaunam partiją jau kažkiek pasikeitusi dažų tutelios vaizdui ir aš lyginau sudėties ir net pigmentų rinkinys jau skiriasi. Nors vieną modifikatorių, bet skiriasi ir tai visada veikia rezultatui. Taip, gamintojas stengiasi labai arti prie įprasto rezultato, bet tas pats neįmanoma. Šiaip chemijoje, man atrodo, nėra niekada neįmanoma chemijoje 100% kažkaip perskaičiuoti, kažką prilyginti prie matematikos. Nebūna, mano Taip, per daug ten kintamųjų, ar ne, per daug įvairios cheminės prigimties medžiagų, kad būtų galima išskaičiuoti kažką, ar ne? Bet mes negalime sužinoti, dėl kokių priežasčių gamintojas pakeitė tą sudėtį, ar ne? Tai, o jeigu oficialiai, galbūt per meistrus ar jų atstovus, jūs galite sužinoti. Tai. Negalim. Čia, žinokit, nikada. Jeigu gamintojas kažką pakeitė, jis kaip ir, kiek man tenka girdėti, neprivalus perspėti. Ir net būdama technologija ir norėdama gauti tą informaciją ir distributorius iš tikrųjų užklausė iš gamintojo, negavo atsakymą, nes tai kažkaip kaip skaitosi kaip paslaptis. Komercinis, taip, ačiū. Ir aš tik tai perspėjau visada savo seminarų dalyvių, jeigu jūs pastebėjote, kad kažką išorinis vaizdas pasikeitė, nors kiek tai reiškia ir vidinės greičiausiai turi pasikeitimų. Na, čia per mano praktiką mes oficialaus patvirtinimo tikrai negausim, tai galim tik tai atspėti, bet pasisaugtis būtų gerai jau nors pasiruoštis to, kad kažką pasikeistų. Tiesa, ar keratino tipas? Hidralizuotas, nehidralizuotas, tose procedūrose, ar turi kažkokią savo svarbą? Ar mes galim pagal sudėtį atspėti, kad būtent šitie procedūrai turi tam tikro tipo keratiną, geriau prasiskirti plaukas, kažką padarytų geriau, kitose ten paprastesnė tie keratinai ar kažkaip, ar mes galim kažkaip palyginti arba grupiuoti tas procedūras pagal hidralizuotą, nehidralizuotą keratiną arba jo tipo? Tai dabar, jeigu pakuotėje ant gaminio mes matom parašytas hidrolizuotas keratinas, dažniausiai jisai hidrolizuotas keratinas, nes jeigu imsime keratiną, tai labai didelė molekulė ir jinai tiesiog užsidės ant plauko ir jinai neveiks, tai jį reikia suskaldyti į trumpesnius fragmentus, kad galėtų arba prasiskverbti kažkiek į tą plauką, ir tam tikrais naujais ryšiais užsitvirtinti laikinai ar ne, bet tikrai jokiais būdais neatstatyti tos pirminės baltymo struktūros, kur mes tiesiog organizmas mūsų sintetina baltymus ir aminorūgštis susidėlioja pagal jam reikalingą seką, tai neatstatysim ar ne, o hidrolizuoti, suskaldyti mažesnius fragmentus tie keratinai ar ne, tai jie yra būna parašyta tiesiog bendrinis toks pavadinimas ir mes nežinom, kiek iki kokios molekulinės masės ten jie suskaldyti ir kaip gerai užsilaikys ant to plauko. Bet pagal literatūros duomenis mes žinome, bet ten konkrečiai būna parašyta įvardinta, tai kuo mažesni, tuo jie skvarbesni. Bet ir mes nuo plauko pažeidimo dar priklauso, ar ne, kokie ten dar krūviai išoriniai yra ir kokios ten amino rūgštis galuose tų skilimo produktų bus ir kaip jos ten su to žmogaus plauku sąveikaus ir kiek ilgai užsilaikys. Tai, bet hidrolizuoti tai pagirtina, kad jie yra suskaldyti. Ar tartų hidrolizuoti, atsiprašau, yra kažkokių dar ten pasižymių, kaip teisingai?
pasižyminčių tam tikromis savybėmis? Taip, kad vat, būtų hidralizuotas ten toks, hidralizuotas ten kitoks. Taip, bet gamintojas užrašo hidrolizuotas keratinas ir sakau, nežinom iki kokio lygio, kiek ten tų, ar kilo daltonai, ar daltonai, kiek ten, kokio tos svorio, kokio tos molekulės, ar ne? Viename sudėtyje hidralizuotas keratinas visai nelygis, kitame sudėtyje hidralizuotas keratinas. Taip, mes tai suprasim per praktiką tada reiškia. Tik per praktiką, bet irgi, kaip ir sakėm, kad labai daug kintančių dalykų, kad vienas žmogus su vienu plauku ateina, kitas su kitu ir tas rezultatas gal nebus, galimai panašus gali būti pasiektas rezultatas, bet mes nežinom, tiesiog eksperimentinių. O jeigu pasimti, sakysim, viena dalis procedūros iš vieno gamintojo, kita dalis procedūros iš kito gamintojo, ten kažką ten viename sudėtis ten geresnė, kitame dar geresniai ir jos sumakaluoti, gal mes galėtumėm ten kažką tokio gudraus. Pasiekti tokį stebuklingą mišinį, ne? Tai dabar tai rizikuojam, tikrai darydami tokius mišinius, rizikuojam, kad jeigu tai bus kaukė, tai, nuplausim, bet kadangi yra gamintojas pasitikrinęs saugos ataskaitos, visoje dokumentacijoje pateikęs, kad kontroliuojamas jau ten sukontroliuotas ir tas pH lygis, ar ne, mūsų tos visos komponentės, ar ten paviršiaus aktyvios medžiagos, konservanto kiekis atitinkamas, ar ne. O mes dabar, jeigu užsimsim kitų gamintojų produktų tirpimu, visą sistemą išbalansuojam ir nežinom nekontroliuojamas rezultatas. O galėtų kažkokia atsitikti nepageidautina cheminė reakcija, kurią sukurtų kažkokią ten, naują medžiagą, kurią išardys ten, suirs mums ten viską. Gali būti, kad, priklausomai ką įterpsim, ten vandenį, citrinos rūgštį. Ne, mes skirtingų gamintojų priemonių, sakysim, iš keratino tiesinimą, ar ten į vieną fazę dėsim ten iš botoksą kokią nors ten hidralizuotą keratiną, kad pagyrinti tai. Taip, tai dabar labai plati tema, jeigu, bet dedam. Plati ir labai populiari, taip, dėl to ir klausiu. Taip, tai sumaišius tikrai gali įvykti X reakcija, kuri ir neutralizuot gali, ar dar netgi kitos priemonės blokuoti jo ir blokuoti tą veikimą. Ta pirmoji, kad ir gera buvo, gali būti neutralizuota tos kitos priemonės, ar ne? Arba priešingai kažkokios tai X medžiagos susidaryti, kurios pakenkti plaukui gali, ardančiai veikti, ar ne? Tai tokie nenuspėjami mišiniai, tai gali padaryti žalos, o ne pasiekti teigiamo norimo rezultato. Jeigu prisiminti, kad iš glicerino galima sukurti. Taip, galima. Viską galima. Tam tikromis proporcijomis maišant įvairios prigimties medžiagos, mes galime pasiekti ir gerų, ir blogų rezultatų. Taip, dėl to dirbant su milteliais, kaukė užtepiant ant plaukas, bandant jų apsaugoti, paskaitykit sudėtis, kad naudokit nors be glicerino, šiaip kaukė tam neskirti. Tam skirti tam tikri priemonės tikros ir geriau net ir tokiame paprastame atrodo būtinėme, kaip darbinėme sprendimuose, kai mes turim kažkaip apsaugoti anksčiau balintos plaukos darant korekcijos skirtingos technikos ir naudojam kaukę, kurią mūsų manymai turėtų blokuoti šviesinimo miltelio veiklą, mes galim sukurti dar blogesnė cheminė reakcija, kurią net galėjom numatyti. Tai labai atsargi chemija, tai nėra kažkokia tokia, tai ne namuose virtuvėje. Šiaip man visada mūsų kirpėjų virtuvė primena gamybą namuose, kai mes gaminam maistas, nes iš tikrųjų, mano manymai, tai panašos reakcijos, irgi mes oksiduojam, mes termiškai veikiam, chemiškai, taip mes į baršą galim dadyti acetą, kas žino kam. Tam, kad apsaugoti spalvą, tam, kad mūsų buriakas neprarastų nuo termo, nuo temperatūros savo tamsi spalva, tokia sadry, ir kad mūsų baršas būtų tamsus, mes dedam acetą, kad jau spalviškai stabilizuoti. Šiek tiek veikiam ir skonį. Tai vat, jeigu virtuvė mes galim išmesti tiesiog maistą ir nukentėti tik mūsų laikui ir pinigams skirtams gamybai šitai gaminimui, tai plaukose viskas dar labai pavojingesnį, svarbesnį, atsakingesnį, bet kažkodėl receptūros, kurio mums užrašytas receptų knygose mes laikomės
grįžčiau, jeigu mūsų mama mūsų išmokino gaminti cepelinus pagal tam tikrą receptūrą, jokia Anita, myliu su Anita ir visus Anitas, jokia ten teta arba draugė negalėtų į tą receptūrą įnešti savo pastabas, nes mes žinom, kad cepelinas gaminasi būtent pagal tokią receptūrą ir labai jos laikomės. Bet kažkodėl plaukų priežiūrėse, dažymuose mes leidžiam savo chemiškai maišyti, ką tik tai pamanom, savo mąstymą, savo fantaziją, net nesigilinant į chemiją, net nesuprantant, ką mes iš tikrųjų galim gauti ir pagrindus nežinant, tiesiog savo nuožiūrį, nes mums taip atrodo kaip kažkoks nerimtas žaidimas. Viskas visgi dar labai rimta ir labai svarbu, dar rimtesnė, negu mes galim įsivaizduoti. Ir šioje vietoje labai norėčiau pakelti tokią labai aštri temą, iš tikrųjų, ką pakelti, taip, temą apie sveikatą saugumą darbe, kaip savo, taip ir klientės. Ir tai, žinoma, kalbu dabar jau ne apie tiesioginių kontaktų priemonių su plaukais, apie tai mes dabar labai daug pakalbėjom jau, o aš kalbu apie garavimo, garų, kvapų, apie medžiagų, kurie duoda savo šalutinį poveikį jau mums kvėpavimo sistemą, akims, gleiviniai ir ne tik mūsų, bet ir kirpėjams. Ir kažkaip norisi išgirsti, kaip mes galėtumėm apsaugoti savo sveikatą savo klienčių, dirbdama su stipriai garuojančių priemonių. Tai galėtų būti ir cheminiai garbanavimai, tai galėtų būti ir tiesinimai, visokios procedūros, kurie duoda labai stiprų ryškų kvapą. Mes kalbam apie ir spalvos šalinimo removerio, amoniako garų ir taip toliau. Taip, tai tikrai tiek klientas, tiek meistras susiduria su tomis cheminėmis medžiagomis, kurios atsipalaiduoja iš tos priemonės, ar ne? Tai darbui su tomis priemonėmis, tai pirmiausiai būtina gera vėdinimo, ištraukiamoji vėdinimo sistema, kad meistras tai jisai praktiškai susiduria dažniau nei klientas su tomis priemonėmis. Ir vienos gali būti smulkios dalelės, nuo kurių mes galime kvėpavimo takus savo apsaugoti kaukėmis, o kitos cheminės medžiagos tai yra tokios mažos molekulės, kad garų pavidale ir jos yra įprasta kaukė skverbėsi, ar ne? Tai geriausias, efektyviausias turbūt variantas efektyvi vėdinimo sistema. Gali būti ten ir prie klientų kėdžių tam tikros rankovės, ar ne, kurios lokaliai ištraukia. Ar ne? Ir dar, jeigu yra įvairios rizikos ar besilaukiančios moteris, ar alergiški žmonės, tai būtinai turi meistras žinoti, turėti tą informaciją, ar ne, pati klientas aiškiai pasakyti ir tokia galimybė, rasti tokią galimybę, suderinti laikus ar ne, kad, tarkim, kad šalia tokio asmens nedirbtų meistras su tokiamis ypatingai lakiomis medžiagomis. Tai reiškia, jeigu, žinoma, pas mane ten rašytųsi procedūrai laukiančio moteris, aš greičiausiai atsakysiu. Taip, kad sulaukti mažiau rizikingą laikotarpį, bet dabar turbūt kalbame apie tai, kad jeigu ateina, sakytume, pas mane laukiančia moteris, o šalia kolegė daro procedūrą ir aš nežinau, kad jie planuoja daryti tą procedūrą ir šalia sėdė ten kokį 2-3 metrų atstumą mano klientė. Ką daryti šioje situacijoje, nes mes, kaip išvengti tada tokių nemalonių. Tai vis tiek, ta prasme, informuoti reikėtų, ar bent jau atstumą didinti. Kažkaip, jeigu įmanoma, ar į kitą erdvę, ar užuolaidos kažkokios galėtų būti perskirta. Tiesiog, kad tikrai atstumą didinti tam žmogui, kad jisai sumažinti riziką. Pasidalinkit, kaip jūs sprendžiat savo darbę tokius dalykus, kai šalia jūsų kolegė dirba su priemonėmis, kurie garuoja ir sukelia stiprų ryškų kvapą ir jūs to nenorėtumėte ir kaip jūs dėliojate savo tvarką darbę, nes
iš tikrųjų, mano salone tai labai pastiprinta vidinimo sistema, aš apie tai rūpinusiu darant remontą, bet žinau, kad ne visas patalpas turi tokią techninę galimybę, kai ne visi turi nuosavybę tą patalpą, kad galima būtų kažkas ten nederinant su nuomininku. Savininkais, taip, su savininkais kažką daryti, suderinti, taip, ne visi tai sutiktų daryti. Tai, nežinau, man atrodo, kad kadangi visgi tai yra pavojingai, aš taip suprantu, ir kaip ir meistrai, taip ir klientai, dirbti su respiratorijomis ir klientėms tada gal to respiratorių. Yra tokių respiratorių, kurie galėtų apsaugoti, sakytumėm, nuo formaldehidų garų. Yra selektyvus filtrai specialūs dedami, bet... Selektyvus tai firma gamintojus, ar tai vadinasi? Selektyvus tai atrankus, kad būtent garų molekulių ir tam tikrų garų molekulių pakartokit, čia tokie tipo respiratoriai, kurie galėtų apsaugoti savo plaučius. Selektyvus tai yra atrankus, galima pasakyti, tai čia toks bendrinis pavadinimas. Kaip ieškoti internete? Aš norėčiau per Google rasti selektyvus kaukės respiratorius. Arba kirpėjų, ar meistrų yra tiesiog skyreliai, ar aš nežinau, neteko pačiai ieškoti, bet yra nuo garų apsaugančios kaukės. Taip, bet yra kodukai tam tikri, kad ne visos cheminės molekulės vienodos yra, kad ir garų pavidale, tai reikia, tam tikros kategorijos grupės klasės, bet meistrai dirbantis, turi jiems parekomenduoti, kokią kvėpavimo takų apsaugos sistemą naudoti. Tai jeigu su milteliniam priemonėm dirbate, tai užteks, pakaks tos, kur kietasias dalelės. Čia turbūt ir medicininės šiek tiek. Medicininės kaukės sluoksnis kartais. Taip, nebus tiesioginis kontaktas, bet 100% tai gal jisai ir neapsaugos vieną kitą dalelę patekti ir gali, bet ne toks jau bus efektas galutinis. O nuo garų, būtent cheminių medžiagų, tai yra tokie specifiniai filtrai, kurie dedasi, bet jau ten tiesiog dujokaukės tokie užsukami filtriukai. Su tokia dar neteko, turėjau šiek tiek paprastesnį kartą pradžioje, kai nuomavausi darbo vietą, aš pirkau senukasi dažytojams, tikrai, tiesiog statybiniams dažytojams kaukės, 3M buvo tas filtrukas pažymėtas, vaizdas savo toks iš išorės, pamenu, kai atėjo naujas klientas, matė mane su tas respiratorius, sako, su kuo mes čia dabar dirbsiu, vis bijodavo. Baimių įveda klientui, kai pamato meistras su tokia kaukė, tai tada ir klientui reikia tokių pačių priemonių. Bet tas aštrus klausimas taip ir liko, gaunasi be savo sprendimo, kad taip, jeigu aš pati už savo darbą, už savo klienčių, savo pasirinkimą galiu būti atsakinga, bet aš negaliu priversti savo kolegę kažkaip arba kolegą dirbti pagal mano supratimą. Tai nežinau, vėl kaip salono savininkė, aš tai įsprendžiau taip, kad mes turim procedūrinių tokių dienų. Tai savaitgaliais, kai mažiau dirba kolegės, dirba meistrai su procedūromis, tiesiog mes žinom, kad šeštadieniais visi norinčios ten kirpėjus galėtų daryti ten savo cheminius garbanavimas, ten tiesinimas, keratininis ir visa kita. Ir jeigu kažkas iš kolegijų tą patį dieną užrašė savo klientę, tai jau supranta, kad tą dieną būtų atliekamas procedūras. Tai visgi aš irgi už tai, kad skirti, kad vienoje patalpoje ypač be pakankamo vidinimo sistemas, be apsaugos, nesidėtų keletas skirtingų meistrų su klientėmis, kurie jūs negalite žinoti, kurią iš jūsų kolegės klientį galėtų turėti tam tikrą alergiją arba nėštumą, arba ten, nežinau, tiesiog prastesnį imunitetą savo sveikatą. Ir visgi mes atsakingi ne tik už savo esančią klientę, bet ir tiesiog už savo vyksmą. Tai geriausia būtų kažkaip pabandyti tai riboti. Kas yra chilatai, kam jie reikalingi, žodžiu, klausimų daug, nes metalai plaukose kaupėsi. Vargšelį mūsų blondinės kenčia nuo tos nepageidavimas oranžinio atspalvio. Mes kenčiamės nuo to, kad turim jos būtinai pašalinti tarp kitko. Atsiprašau, čia įsiterpsiu. Metalų šalinti būtina, pageidautina ne tik dėl spalvos, bet ir dėl to, kad metalai
labai negerai reaguoja su šviesinimo priemonių, ypač su persulfatais. Jie reaguoja žiūri negerai ir plaukai, kurie ištirtos, kaip Užnešta. Taip, plaukai, kurie užnešti metalais, jie po šviesinimą nukentės daugiau negu be jų. Tai va, tie chelatai man asmeniškai žiūri svarbus. Tai chelatai, jeigu supaprastint šitą pačią savoką, yra kaip krabas su žnyplėm, kuris sugaudo metalo jonus, ar ne? Ant plauko metalo jonai gali atsirasti, bet jie atsiranda iš aplinkos, ar ne? Ir iš vandens, priklausomai kokioj vietovėje žmonės gyvena, ar ne? Atsiprašau, mes čia kalbam dabar, yra mūsų metalai tokie surišti su plaukų struktūra, su kuriomis mes gyvenam ir jie tiesiog struktūrai yra, taip mes nekalbam apie tų metalų, kurie integruoti į keratiną, į mūsų... Ne, mes būtent, kurie ateina iš išorę, ta prasme, išorinius veiksnius, taip. Ar ne? Tai dažniausiai su vandeniu patenka, ar ne, įvairūs jonai nepageidaujami, ar ne, nes jie niekaip nedalyvauja teigiamose reakcijose, ar ne. Tai, bet vienas iš tų metalų jonų nepageidavimų, kuris turi spalvą, tai yra geležies jonai, ar ne, kuriuos reikia surišti. Tai chelatai, tokios molekulės, kurios dalyvauja reakcijoje ir sugaudo tos metalo jonus, sudaro tam tikrus ryšius ir gali pasišalinti, ar ne? Tai priemonėse tose tam metalo jonams tiems surišti dažniausiai būna derinys, kompozicija rūgšties ir chelatinių tų agentų, kad rūgštis veikdama tuos viršuje esančius sluoksnius, tuos depozitus, galima sakyti, ar ne, atkabintų nuo plauko ir chelatiniai tie agentai juos surištų ir taip lengvai nuo plauko pasišalintų plovimo metu. Kaip suformuluoti tuos kosmetikos tokius... Kokie būna tie chelatai? Ar tik tai citrinų rūgštis? Ar dar kas nors? Citrino rūgštis tai yra viena iš tų priemonėje esančių ingredientų. Jeigu pagal veikimo mechanizmą žiūrėti, tai jisai druska, sakykime, ar ne, reaguoja su rūgštim ir susidaro kiti junginiai ir tas chelatinis agentas suriša, ar ne. Bet yra tas chelatas visai kita jo cheminė prigimtis, visai kita struktūra. Tai jau ten į organinę chemiją nesigilinkim, bet jeigu toje priemonė, tai kartais derinamos kelios tos medžiagos, ar ne, gali net ir su paviršiaus aktyviomis medžiagomis derinama, bet rūgštis ir tas chelatinis agentas. O kodėl dėti, kaip norėtumėt jūs, kad puokštė būtų įvairia, ne, kompozicija? Klausimas buvo tame, ar chelatai čia tik rūgščių pagrindų, ar chelatai yra ne tik rūgščias, nes aš žinau, kad rūgšties plus metalą gaunasi druska, o tai yra dinatrio adata, ar ne? Kas tai yra? Tai čia jau rūgštis. Rūgšties, tokios 4 molekulės su tam tikrais tilteliais, tokiais amino funkcinių grupių yra, tai ten tokia daugia funkcija ta molekulė, tai jinai būtent į savo struktūrą pagauna, suriša tuos metalo jonus, o rūgštis, tai sakau, arba jinai gali ten savo vandenilio joną pakeisti į metalo joną, arba tiesiog veikti, kad atkabinti tam tikrus druskas nuo plauko. Kartu jos veikia. Daug tipų chelatų egzistuoja. Kiek jų yra? Dažniausiai pasiekiama mums kasdienybė. Tai 4-5 pagrindinės rūšys, kurios yra derinamos arba ten 1-2 kompozicijoje, arba viena jinai būna. Noriu priemonę, jums kaip gamintojai, chemikai, kurie dalyvauja gamybos procese. Noriu chelatinių priemonių, kuriame būtų visas 4-5 chelatus. Tai, kodėl? Aš iki šiol negaliu nieko pirkti. Tai dabar nereiškia, kad visas 4 molekulės sudėjus vieną, jos efektyviai veiktų. Tai priklauso dar nuo molekulės dydžio, kaip
priartės prie tų jonų, ar ne, erdviškai, kaip įsidėstis tos molekulės ir kaip efektyvu bus. Tai nereiškia, kad visas 4 sudėsim, tai dar sustiprinsim poveikį. Tai dar ir iš kitos pusės turi ekonominių požiūrių apsimokėti, turi gaminti ir efektyvumo ir kaštų, tas santykis turi būti atitinkamas. Tai reiškia, jeigu padarytumėm daugiau, nereiškia, kad mes pasiektumėm daugiau, bet išnaudosim resursų savo tikrai daugiau. Rezultatą daugiau nepasieksim, kiek mes sudėtumėm į tas gamybos kokie kaštai gamybos išlaidos, bet tai nereiškia, kad skirtingos prigimties tos chelatorius sudėsim, bus efektyviau. Ta prasme, pati nesu prisilietus prie to proceso, kad pasakyti ten tą mechanizmą, kaip ten vyktų, ar kokia konkurencija įvyktų ten pagal... Tarp priemonių. Tarp medžiagų toje priemonėje, ar ne, kas efektyviau būtų. Tai reikėtų, ta prasme, pasigilinti, bet aš namų darbus, kadangi dariau, tai mačiau, kad yra įvairių derinių. Tai galbūt Lietuvos rinkoje neaptinkami ir reikia... Vat ne tik Lietuvoje, žinoma, ten aš Amerikos rinkoje nežinau, bet jeigu mes į vakarinio rytinę pusę žiūrėtumėm, toje rinkoje irgi nėra. Ir man dėl to įdomu labai, kodėl iki šiol gamintojas neišleidžia tokio produkto, kuris, iš tikrųjų, kaip ir reikalingas rinkoje. Aš jau pati norėčiau kažkaip prisidėti prie tos gamybos ir pagaliau tai turėti. Tai reiškia, gamintojai ir čia viską išanalizavo, išbalansavo tam, kad savikaina to produkto ir jo nauda būtų subalansuota ir net ir čia bandant pridėti tarp kitką taip į šampūną, žinau, aspiriną dar dėda. Aspirinas jis yra chelatas? Kam tai jūs neatsakė, aš pati negaliu atsakyti, kam aspiriną į šampūną dėda, bet aš girdėjau, kad į šampūną dėjasi aspiriną ir galiu atspėti, kad gali būti tam, kad kaip chelatinio efektų pasiekti. Ar tai iš tiesų veikia? Tai aspirinas yra chelatas? Aspirinas, kaip molekulė, tai dabar ar ne vitaminas C? Ne, aspirinas iš vaistinės. Taip. Dabar veikimo mechanizmą tikrai nepasakysiu, bet jeigu žmonės naudoja, gal jie stebi kažkokius teigiamus rezultatus, bet oksidacijos redukcijos gal procesai vyksta. Bet pats, kad kaip chelatorius oficialiai gaminamose priemonėse nėra naudojamas. Nenaudojamas. O askarbo rūgštis? Askorbo rūgštis, vitaminas... Askarbo rūgštis leidžiamas į vieną, kurias galima nupirkti vaistinėje ir jie maišosi dažniausias sąlygos 1:10 su šampūnu. 1 dalis askarbo rūgštis, 10 dalis šampūną ir taip naudoja kaip chelatą. Ar tai pasiteisina iš vis chemiškai? Chemiškai, kaip ir sakau, to veikimo konkretaus mechanizmo nežinau, kaip jisai galėtų veikti. Gal kaip oksidacijos redukcijos procesai vyksta, ar jonų mainai, bet kad jungtųsi klasterius kažkokius ir pagautų tos jonus, mano žiniomis aš nežinau. Net ir šitoje vietoje tas visus mūsų naminės gamybos, mūsų kirpėjus virtuvį, jie kaip neturi savo pagrindus cheminios ir logikos. Tai eksperimentiniu keliu žmonės gauna norimą rezultatą, bet ar jisai yra saugus plaukui, mes arba tinkantis. Taip, arba būtent visom klientėm, nes yra skirtingi atvejai. Tai ką mums lieko tik tais naudotis tų chelatinių produktų dažniausiai citrinų rūgščių ir EDTA pagrindų, nes jie skaitosi veiksmingiausia. Ir ar įmanoma iš vis pašalinti tų metalų iki galo? Aš turiu minėję tas iš išorės prisikaupiusių, iš vandens, o ne tas, kurio, žinoma, integruota į struktūrą. Tai gali būti, kad kažkokie tai nauji ryšiai dar tam tikrų molekulių susiformuoja, per kelis kartus galima jau pasiekti maksimalaus rezultato, nes priėjimas tų priemonių vis tiek yra ne 100%, kad susidurtų tos molekulės su cheluojant. Tarp žvainelių prasisiek. Ir dar jeigu taip, priklausomai kur yra tas metalo jonas, kaip tas prieinamumas dar labai svarbu yra priemonės.
Bet vis tiek, jeigu mes nors prieš šviesinant matom, kad plaukai turi tų metalo prisikaupimą, dažniausiai vizualiai tai matosi labai gerai ir mes panaudotumėm nors poram aplikacijoms, taip, to šampūnų galvos plavimai, vis tiek mes kažkiek pagerintumėm situaciją. Taip nėra, kad visiškai beprasmiškai nieko neveikia, nes spalvui ne visada įtakoja. Kartais būna išplovė tokių prisikaupusių geležių plaukos chelatinių šampūnų ir jie šiek tiek pašviesėja, visai nereikšmingai. Ir tada klausimas, ar tai iš vis buvo reikšmingai ta procedūra, ar jos galima buvo nedaryti, bus tas pats. Tai prieš nuspręsdami ar daryti, tai jūs nežinosit tik realiai tą plauką suvedus su ta priemonė, matysit tą rezultatą. Tai bet vis tiek kažkiek turėtų suveikti, nes čia nebus taip, kad visai. Turi suveikti, taip, tai tuose, žodžiu, prieinamas tos jonus ir kurie gali reaguoti, mes galime pašalinti. Taigi, ačiū Jums už atsakymus. Norėčiau padaryti bendrą greitą tokią išvadą mūsų tokio ilgo šiandieno pokalbio, kad visgi, jeigu aš viską teisingai išgirdau, laikytis gamintojų rekomendacijų privaloma visada, ar tai mes darom plaukų procedūras arba dažymuose, arba net bandant sukurti kažką geresnio, kaip mums atrodo plaukams ir pasiekti geresnį rezultatą, vis tiek mes niekur negalim nusikreipti nuo gamintojų rekomendacijų, nes cheminiai procesai yra tokia sritė, kur mes negalim atspėti 100% matematiškai perskaičiuoti arba kažkaip nesigilinant į procesą, numatyti rezultatą. O priešingai kaip tik skirtingos medžiagos, gaunant kitas sąlygos, kita pH, kita gali būti temperatūra, kitų komponentų galėtų sureaguoti taip, kad pasikeistų ta cheminė medžiaga į naują, kuria galėtų būti labiau veiksminga plaukui, pažeidžiant jo struktūrą, negu mes norėjom gauti geresnį rezultatą. Tai būsim atsakingi, būsim pratingi, netradinėtumėm dviratį tenai, kur jis jau atrastas, prašytumėm tam tikros instrukcijos, visos techninės sąlygas iš vadybininkų, iš savo technologijos, nes jie tikrai turi tą informaciją toje riboje, kurį gamintojas tai pasiekė. Jeigu kažkas gamintojas neatskleidžia, nepaaiškina, tai reiškia tiesiog darytumėm taip, kaip nurodyto gamintojai. Ir visas šitas pokalbis su Simona buvo tik būtent tam, kad tą nuomonę išgirstumėt ne tik iš kirpėjos pusės, aš visgi nesu chemikė, aš šiek tiek tik tais prisilietusi prie tos chemijos, kad jūs išgirstumėte iš mokslinės pusės, iš chemijos mokslo daktarės ir ta nuomonė būtų pagrįsta ne tik mano fantazijai, bet ir mokslui. Tai ačiū už pakvietimą ir tikiuosi, kad mokslas rado tam tikrus paaiškinimus, atsakymus ar ne ir pasitarnaus darbe. Labai dėkuoju. Ir prašau labai klausimus, kurio mes šiandieną neaptarinėjom, kurio gal dar mūsų dėmesio prasislinkia arba mums tiesiog nepakanka tam laiko, rašykit komentaruose, būtinai mes susitiksim dar kartą, nagrinėsim naujų klausimų ir pasistengsim įnešti aiškumą į tokią mūsų sudėtingą ir atsakingą ir labai mylimą darbą su plaukais. Ate.